Patirdamas ilgalaikį stresą, žmogus mėgina padėti sau. Tie būdai, kuriais jis mėgina nusiraminti arba atsipalaiduoti, kaip taisyklė yra greiti. Tai yra alkoholis ar kiti cheminiai preparatai. Viena, jeigu cheminius preparatus priskyrė medikas, jisai žino, ko konkrečiam kūnui konkrečiu metu reikia. Tam, kad atstatyti biologinę pusiausvyrą. Arba bent jau priartėti prie jos. Jeigu žmogus renkasi cheminius preparatus savo nuožiūra, jis ne tik, kad nežino biologinės esamos fizinio kūno situacijos, jis tuos preparatus naudodamas ne tik, kad nepagerins, bet net ir pablogins fizinio kūno biologinę situaciją. O tai reiškia ilgalaikio streso būseną, kuri atsispindi fizinio kūno išsibalansavime biologinėme. Tai lemia dar gilesnį išsibalansavimą biologinėme procese. Jeigu žmogus ilgai ima kartoti tokius būdus nusiraminimui ir atsipalaidavimui, tai šis išsibalansavimas biologinis kartojasi ir prie viso šito kaip antibonusas ima formuotis ir biologinė cheminė priklausomybė tiems preparatams ar alkoholiui ir psichologinė priklausomybė. Nes jeigu cheminiai preparatai nuramina ar atpalaiduoja labai greitai, momentiškai, tai poreikis nuolatos tai kartoti gali būti didelis. Ir kuo ilgiau tokie cheminiai preparatai buvo naudojami, tuo sudėtingiau išeiti iš tokios cheminės ir psichologinės priklausomybės gali tapti. Yra būdas, kaip galima padėti sau išeiti iš ilgalaikio streso, nekenkiant. Tai yra 6 savaičių savipagalbos gidas iš streso spąstų. Ta savarankiška kelionė, kurią praeisi dėka šito gido, tau padės sugrąžinti biologinį procesą į pusiausvyrą, emocinį procesą į sąmoningumą ir minčių procesą į aiškumą.
Ta kelionė, trunkanti 6 savaites, jinai bus savaranki. Programa paruošta tokiu būdu, kad galėtum savarankiškai judėti diena iš dienos. Kodėl 6 savaitės? Kadangi šis savipagalbos gidas buvo parengtas remiantis neuroplastiškumo principais, tai lemia, kad kuo efektingiau pokyčių procesas užsifiksuotų naujoje inercijoje, reikalinga minimum 6 savaitės. Ir kiekvienos dienos užduotis, eksperimentas ves tokiu būdu ir taip, kad tavo nervų sistema, kuri buvo užstrigusi streso inercijai, palaipsniui, švelniai persiformuotų. Kad tavo kūno biologinis procesas imtų atsigręžti į naujos kokybės galimybę. Toje kelionėje tu susipažinsi, kas yra stresas, kaip jisai reiškiasi, kodėl reiškiasi, kaip tu gali tai įtakoti, kaip tą gali padaryti per savo kūno biologiją, kaip tą gali padaryti per savo emocijas ir kaip tą gali padaryti per savo mintis. Ir visa šita užduotis, mini eksperimentai, jie netitrūkstantis nuo tavo kasdienybės ritmo ir integruojami tavo kasdienos procese. Daugiau informacijos apie savipagalbos gidą iš streso spąstų galėsi rasti po video. Tausok save.